Taigi, laba diena, Vakarų Ekspresas ir portalas va.lt kviečia į dar vieną susitikimą su politikais Klaipėdos politinėme ringe. Ir prieš antrąjį rinkimų turą pas mus yra 4 kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimą. Tai nedelsdamas iškart pristatysiu, tai yra, matyt, gal visi ir pažįstate, tai yra Ligita Girskienė, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatė, Vytautas Grubliauskas, Lietuvos socialdemokratų partija, Vydas Karolis, politinė partija Nemuno aušra ir taip pat Sergej Mažuga, taip pat politinė partija Nemuno aušra. Na ir aišku, kvietėme mes į deputatus visus 8 kandidatus, kurie 4 Klaipėdos apygardose kandidatuoja, tačiau dėl įvairių priežasčių, vieni pasiteisindami to, kad apskritai nedalyvauja, kiti dėl dar sugalvotų kažkokių tai asmeninių nesudalyvavo, tai kad turime 4 kandidatus ir šiandien pabandysime įsiaiškinti ir padėti visiems suprasti, kaip pasirinkti ir kodėl pasirinkti prieš lemiamą balsavimo turą. Na ir nieko nelaukdamas, gal pradėsiu nuo tokios temos, kuri paskutiniu metu tai pačiai Klaipėdai tikriausiai yra labai aktuali ir tai yra sveikatos apsauga, tai yra reformos, ligoninės, poliklinikos ir gal tada trumpai kiekvienas, galėtumėt pristatyti savo matymą, kaip, tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdoje vykdoma yra sveikatos ta reforma ir kokius matote trūkumus arba ką darytumėt kitaip. Tai Ligita, nuo jūsų gal pradėsiu. Tai iš tikrųjų labai svarbi yra tema ir mes pastaraisiais metais matom, kad Klaipėdoje vyksta šioks toks chaosas, ar ne? Ir aš pati, kaip Seimo narė, šiuo metu einanti vis dar pareigas sulaukiu tiek gyventojų skundų, tiek profsąjungo, nekartą kreipėsi profesinė sąjunga Klaipėdos universiteto ligoninės. Ir iš tikrųjų man negėda prisipažinti, kad nors ir buvau kitą kartą kritikuojama už savo tokį pasirinkimą, nepalaikiau šitos reformos, kuri buvo vykdoma pastaruosius 2 turbūt metus. O nepalaikiau todėl, kad jinai buvo neapgalvota, buvo nepaskaičiuota, kokių išteklių reikės, kiek reikės finansinių resursų ir panašiai. Todėl mes dabar turim reformą ir didžiulį chaosą ir neaišku, kaip jinai dabar pasibaigs. Tai mano manimu, reformos nėra blogai, jeigu yra siekiama efektyvinti darbą, taupyti finansus ir panašiai, padėti, leisti žmonėm gauti paslaugas greičiau, prieinamumą didinti paslaugų ir taip toliau. Tie tikslai buvo įvardinti, bet su šia reforma, kuri buvo pradėta, tai tikrai mes nepasieksime, mano nuomonė, šitų tikslų. Tai jūs turit sprendimus kažkokius, ką reikėtų kaip daryti? Tai dabar iš tikrųjų yra įvykęs antras etapas ir finansiniai nuostoliai mūsų universiteto ligoninės yra didžiuliai. Tai aš dirbdama Seime inicijavau parlamentinę kontrolę sveikatos reikalų komitete, kuriame kartu su ligoninės atstovais prašėme surasti valstybės biudžete lėšų, kad galima būtų padengti tą įsiskolinimą, kuris susidarė galbūt dėl neatsakingo ankstesnio vadovo, būtent kas liečia Klaipėdos universitetinę ligoninę veiksmų ir dėl to, kad nebuvo numatyta finansinė parama ligoniniai dėl besikeičiančių darbo sąlygų, išeitiniams išmokėti ir darbo užmokesčių išmokėti atostoginiam ir panašiai, ir taip pat naujom darbo vietom pritaikyti būtent darbui po reformos ir įrangos įsigijimui. Tai dėja nepavyko, buvo pažadėta ten keletą milijonų surasti ir visa našta buvo palikta pačiai universiteto ligoninei, universiteto ligoninės vadovybei. Ir dar norėčiau ką paminėti, man labai keista, kad Klaipėdos universiteto rektorius, kurie Klaipėdos universitetas yra dalininkas, tiesiog sėdi nuo šaly ir nuo atsarginių suolelių žiūri į tą visą situaciją. Tai mano noras būtų, kad labiau būtų įsitraukiama į visą procedūrą. Dėkui. Vytautas Grubliauskas tikriausiai nuo pat pradžių kaip miesto tuometinis vadovas dalyvavo tam procese ir tikrai pritarė gal tada, kodėl taip gavosi ir kodėl čia šiandien mes turim tokią diskusiją. Labas vakaras dar kartą visiems. Turbūt galėčiau daugiausiai ir ilgiausiai kalbėti apie tą temą, nes teko būti epicentre visų šitų įvykių. Bet jeigu vis tik pradėti nuo sisteminio dalyko, tai
leisiu savo pajuokauti, kad labiausiai serganti sistema Lietuvoje būtent yra sveikatos apsaugos sritis. Ir nesibaigiančios reformos, nesibaigianti konkurencija Vilniaus, Kauno ir kas ką prijungs, dėja duoda tokius rezultatus. Aš manau, kad didelė klaida buvo apskritai šios vyriausybės veiklos pradžioje skirti ministrų žmogų, kuris visiškai toli nuo sveikatos apsaugos, nors jis gerai puikiai gaudėsi skaičiukose, schemose, valstybės kontrolės labirintuose, tačiau specifinėje srityje tas neturėjimas įgūdžių suvokimo sistemos, matyt, ir buvo tas vienas iš esminių faktorių, kuris pakišo koją. Kalbant apie tai, ką ir Ligita pasakė, iš tikrųjų pradėti reformą turint tokį karštlygišką sumanimą, svarbu dabar sujungti, svarbu pakeisti ir perimti ligoninę ministerijos žinion. Iš pat pradžių aš buvau drąsiai stovėjau prieš ir sakiau, kad taip, reforma, kaip ir Ligita minėjo, reforma, kada jinai daroma pagerinimui sistemos arba sukūrimui sistemos, kuri veiktų tobuliau, jinai ne tai, kad reikalinga, jinai būtina, bet daryti reformą kūlversčiais, neturint plano, neturint finansinių, sakykime, srautų suvaldymo, jokių vizijų, tai yra nusikalstama. Ir aš tik pataisysiu, kas buvo pasakyta prieš tai. Ne buvusio vadovo kaltė, kaip čia dabar bandoma tą naratyvą, ypatingai iš sveikatos apsaugos ministerijos sukurti. Bet būtent iš įstaigos vadovybės pusės viskas buvo atlikta teisingai, bet yra viena tokia labai svarbi detalė, kurią dažnai kas nutyli. Sveikatos apsaugos ministerija nedelegavo ten 2-3 mėnesius savo atstovą į universitetinės tuo metu ligoninės tarybą ir todėl visi sprendimai, kurie ten buvo priimti, jie buvo teisėti. Nežinau, teisingai, neteisingai, čia galime diskutuoti, bet ministerija tame nedalyvavo, nors turėjo dalyvauti. O to natūralu, kaip sakysi, kad sprendimai geri, jeigu pats nedalyvai, nors ten turėjai būti. Ir nekartą buvo siunčiami laiškai ir raginimai, kad siūskite, deleguokite žmogų į tarybą, kuris, kaip sakant, būtų tas prižiūrėtojas. Tai tie sprendimai jie buvo padaryti, aišku, jie dabar išvirto visai kitą formą. Tie nuostoliai, apie ką ir Ligita užsiminė, yra milžiniški, bet čia yra, sakyčiau, dar dalykas vienas ir svarbus, bet galbūt ne vienintelis. Didžiausias dalykas, kad tikslas sukurti Klaipėdoje trečią tą medicininį centrą, trečio lygmens, kuris pagerintų prieinamumą, pagerintų kokybę, šitie dalykai, dėja visiškai neduoda efekto. Tenka kalbėtis įranga genda, specialistų nebėra, čia tas manipuliavimas, kad čia išėjo mažiau negu kad atėjo, tai yra manipulacija ir neteko skaityti čia to vieną iš šitos reformos iniciatorių ir įgyvendintojų Klaipėdoje kolegos, kurie čia nėra, pasiaiškinimus, kad ko iš čia puolat, viskas buvo padaryta, aš padariau viską teisingai. Aš šokaudamas sakiau, kad iš tikrųjų šitą reformą Klaipėdoje įgyvendino feldfebelis ir feldmaršalas. Dviesi jie čia dirbo ir labai intensyviai visą tą stūmė. Ir man tik dabar truputėlį kažkur yra apmaudu, šiek tiek gaila, kad tie žmonės, kurie tada balsavo, kad atiduoti visas teisės ministerijai ir universitetui, aš tada sakiau, noriu tikėti valstybę, bet ministerijos pažadais ministrų aš netikiu. Šiandien praėjus jau 2 ar daugiau metų visi atsigrėžė atgal, mus tada suvedžiojo. Dabar apie tai turbūt nebėra ką kalbėti. Ką daryti? Pasakysiu labai paprastai, turbūt skola per didelė, įklimta per daug, įsipareigojimų, ypatingai paslaugų tiekėjams yra labai daug. Vienintelis variantas, matyt, valstybė šitoje vietoje turi prisimti šitą atsakomybę, ar skolintomis lėšomis, ar iš kokių kitų fondų generuoti lėšas, kad pirmiausiai padengti tą skolą ir leisti ligoniniai, suimta iš 3 atskirų įstaigų, leisti pradėti alsuoti ir kvėpuoti. Šiaip tai eina į pliusą, šiaip tai tą minusą, atsiprašant, naikina, mažina visą laiką, bet kelias bus. Gerai, bet jo, suprantu, kad galite šnekėti, bet leiskim ir kitiem, Vidas Karolis tikriausiai gali labiausiai gal iš šalies pasižiūrėti į tą dalyką, sakykime, nes tikrai gal tada tiesiogiai nedalyvavo ir mato, kaip viskas atrodo. Įsivaizduokite, kad nėra su kuo šiandien visi vienodai galvojame, čia nėra su kuo padiskutuoti ir gal užčiuopti tą jų tikrai norą šitas ligoninės apjungti. Atrodo, kad darėme bet kaip, bet ką, svarbu buvo, mano supratimu, padaryti įtaką Klaipėdos miestui, sujungiant 2 didžiulės ligoninės ir gaunant kažkokį tai paskiriant savo žmogų ir, sakysime, turinti didelę įtaką. Man pavyko pasekti, kaip ten viskas vyko, šitas sujungimas dokumentaliai, tai šitoj vietoj irgi neradau nei strateginio, nei taktinio plano, kaip mes turim padaryti, kažkokie pinigai buvo numatyti
mintyje, bet jų nebuvo. Ir šiai dienai turime ką? Kaltinam buvusi ligonės gydytoją, sujungėme, naujas gydytojas atvažiavo, vadovas paskirtas po gerų kokių nors 8-9 mėnesių, ligoninė nežinojo kaip elgtis, visi laukėme, šiai dieną daugiau kaip 500 gydytojų yra išėję, reiškia, neoperuoja tą, ką galėtų daryti, trečio lygio, kaip Vytautas sakė, nėra galimybės sukurti kokybiškos, žodžiu, viską arba reikia greitai pabaigti, arba ministerija turi apsispręsti, kad reikia tuos pažadėtus pinigus įdėti į ligoninę ir galų gale susitvarkyti finansiškai. Nes nuo to kenčia visi, o svarbiausiai mūsų Klaipėdos regiono gyventojai. Jie negauna paslaugos, jie stovi eilėse. Kas tai yra, ką mes žmonės dabar kaip turime. Tai jūs palaukite 3-4 mėnesius. Tai žmogus, gal jam reikia rytoj kažką pasidaryti, jis neturi galimybės. Tai, žodžiu, šitoje vietoje sakau, tai ne reforma ir tai reikia greitai labai spręsti, bet manau, kad šita vyriausybė jau nieko nebepadarys. Kaip teisingai Vydas pasakė, gal mes šiandien neturim tos diskusijos iš tikrųjų su tai žmonėm, kurie galbūt buvo prie tų iniciatyvų, bet mūsų tikslas yra galbūt pamatyti jūsų poziciją ir koks jūsų požiūris yra į tai ir ką darytumėt, jeigu būtų tie svertai jūsų rankose. Aš tik patikslinsiu, galim vieną aplinkybę, jūs pradžioje minėjot, kad jūs balsavot už. Aš nebalsavau už, kada buvo tie sprendimai, visi tiesiog pačioje pradžioje nepasakau, tikrai nebalsavau už. Ačiū, kad patikslinu. Tai Sergejau. Aš tiesiog galbūt papildydamas kolegą prisiminsiu, kad kada tik tai prasidėjo šitas procesas, aš dar buvau kaip visuomenininkas ir mes organizavom tokį susitikimą su viena iš šitos reformos iniciatorių, tuo metu dar konservatorių, ir jis atėjo ir bandė paaiškinti, kodėl šitą reformą padaryti yra iš tikrųjų svarbu, kuom jinai naudinga ir tikrai skambėjo labai įkvepiančiai ir tada buvo pasakyta konkreti suma eurų, kuri bus pažadėta, taip sakant, reformai įvykdyti. Tai, man atrodo, jeigu neklystu, 17 milijonų eurų ar 70 milijonų eurų. Čia tų sumų dabar daug varijuoja nuo 20 tikriausiai iki 100 milijonų. Tada buvo žadėta konkreti suma, paskaičiuota buvo ir po to, kai ta reforma jau prasidėjo, kada visi balsavimai praėjo, pasirodo, kad pinigų mes nesulauksim, sakė, rašykit projektus, galbūt ir gausit šitos pinigus. Tai va tas požiūris iš tikrųjų įvėlė mūsų ligoninėje tokį chaosą, dėl to mūsų programoje yra įrašytas toks siekis, kad artimiausius 4 metus jokių naujų reformų sveikatos ar švietimo srityje organizuoti tikrai nereikia, nes mes turim konkretų pavyzdį, kaip tokia neapgalvota reforma. Kad užbaigti tada tą temą, gal tada grįžtamąją tvarką, tiesiog klausimas į ateitį, nes mes dar turim neįspręstą tikriausiai Klaipėdos vaikų ligoninės klausimą, dar veikia Klaipėdos Respublikinė ligoninė, tai jūsų požiūriu, kaip sakant, ar iš tikrųjų jūs jau nieko siūlot nedaryti ir tegul tai būna? Vaikų ligoninės Klaipėdos valdžia jau neatiduos. Jau turim tokį pavyzdį ir galim drąsiai teikti, kad vaikų ligoninės jau nieko miesto valdžia neatiduos. Tada trumpai replikos tada, kad greičiau, kad daugiau klausimų spėtumėm aptarti, gal tokį tempą. Atsirado kalbas, kad vaikų ligoninės pastatą galima kažkam čia parduoti ir vaikų ligoninė prijungti. Buvo pradinis toks sumanymas, kad būtų išspręstos tos finansinės klausimas. Bet jis ir toliau tęsiasi. Įsivaizduokit, vaikų ligoninė ir pastatas, ir patalpos, ir aparatūra, ir gydymas, ir gydytojai, viskas yra tvarkoj. Staiga norima prie kažkokio tai neįgaliojo pridėti normaliai dirbančią gydymo įstaigą. Tai šito negali būti. Tai žodžiu, jūs garantuojat, kad jinai liks kaip savarankiška savivaldybė ir reiškia jūsų pozicija? Kol mes būsime, tai tol neprijungs. Aš galbūt pridėčiau tokį esminį aspektą. Vienas iš tų argumentų, jau kad tada buvo kėsinamas į vaikų ligoninę ir tik aš pamenu, tuomet balsavime, kada jau buvo atiduota pakeltos rankos už, kas kėlė, tada nevardinsim, pasižiūrėsit, pakėlė rankas atidavimą universitetinės ligoninės tada. Sekantis klausimas turėjo būti vaikų ligoninės, toks pat irgi sprendimo projektas. Bet tada kažkaip pavyko įtikinti ir šiandien valdžioje esančius, kad vis tik šitas sprendimas yra daugiau negu žalingas. Vienas iš lemiančių argumentų buvo, kuris man kėlė didelius klausimus,
kad pagal Europos nuostatas, Europos komisijos, Europos tarybos ir kokias tik tais norite nuostatas, negali Europoje, tame skaičiu Lietuvoje, likti monoprofilinių gydymo įstaigos. Sako, palaukit, o kur jūs matot monoprofilinę įstaigą vaikų ligoninėje, kur yra visos paslaugos. Bet ta prasme, čia gaunasi pagal amžiaus segmentą arba pagal visuomenės segmentą monoprofilinė. Aš kategoriškai su tom nesutiko. Ir dabar visiškai neseniai, prieš kokias 3 savaitės, teko kalbėti su vienu aukštu Briuselio valdininku, nėra tokios nuostatos. Reiškia, buvo manipuliuojama, buvo meluojama. Ir aš galiu drąsiai... Pas mus ne pirmas kartas, kai buvo su žaliom rodikliam, kažkas tai sakė. Taip, ir žodžiu, galiu tik taip pasakyti, kad aš tikrai tikiu, kad užteks išminties šiandien esantiems valdžioje, kol mes esame taip pat toje valdžioje, apie tai net nepradėti kalbėti, net tarybos sprendimų ruošti. Jūs apie miesto valdžią štai. Bet kalbant iš vyriausybės pozicijų, iš Vilniaus pozicijų, turėtų apskritai būti sustabdytas tas naratyvas, klaidinantis, sąmoningai įnešantis tokios miglos, kad čia tarsi turim daryti tą, nes reikalauja. Nereikalauja niekas. Ir ministerija turi aiškiai nuo to atsiriboti. Nu, tikėkime, kad klaipėdiečiai atneštų sveiko proto į sostinę. Reikia tikėtis, aš irgi buvau skeptiška ir esu iki šiol dėl vaikų ligoninės prijungimo, nes tikrai įstaiga yra pavyzdinė, vykdo plėtrą, investuoja, yra inovatyvi ir panašiai, tai tikrai niekada nepritarsiu, kad jinai būtų prijungta. Bet aš norėjau ką pažymėti, galbūt grįžtama į tokį ryšį, iš kur atsiranda tokie visi sprendimai. Atsiranda iš to, kad į valdžią įstatymų leidybą ateina žmonės, kurie neturi jokios gyvenimiškos patirties. Jie nesupranta ir negali įsivaizduoti, kaip realiam gyvenime bus įgyvendinimi šitie sprendimai. Konkrečiai kažką turite omenyje? Na, tai aš kalbu apie Audrių Petrošių, kuris nedalyvauja šiandien. Aš norėjau jam daug kartų pasakyti į akis, nes iš tikrųjų labai daug reiškia gyvenimiška patirtis ir tai, kad tu įsivaizduoji, kaip visą tai veiks realiai. Supratau. Gerai. Ir jaunatviškas maksimalizmas dar. Varnelę užsidėti, nusifotografuoti, nubėgti, pasveikinti su gėlėm ir taip toliau. Tai va čia tokiu būdu. Taip, buvo vykdoma. Čia gal kažkas supras diskriminaciją dėl amžiaus, gal per jauno, bet... Nesvarbu. Tai žiūrėkit, aš kitą temą siūlau, reiškia, kuri taip ir tiesiogiai gal siejasi su to, tai Klaipėdos universitetas. Reiškia, mes dabar kalbam, kad kažkur gal ligoninės toje reformoje jie nesudalyvavo arba neaktyviai dalyvavo. Kažkur girdime, kad, reiškia, dėl jūrystės akademijos klausimų, kad yra visokių priešpriešų ir ten sujungimas su Vilnium sulaukia Klaipėdoje. Kokia čia ta situacija? Kaip Jūs matot Klaipėdos universiteto dabartį ir svarbiausia ateitį? Čia nuo manęs vėl pradedant. Gal tada taip. Taip, vienas ar viena rato, taip, kita taip. Tai aš galiu ir aš iš tikrųjų dirbau 2 metus Seime, labai džiaugiuosi, iš tikrųjų prisidėjau prie tos iniciatyvos, kad atsirastų pagaliau jūrinių reikalų komisija, bet gal ne apie tai. Iš tikrųjų, dėl universiteto esu išsakius tikrai daug kritikos ir stengiasi žmonės, kolektyvos puikus, tikrai ieško galimybių įvairių, bet kažkaip vis nepavyksta to jaunimo pritraukti į Klaipėdos miestą. Ir man labiausiai dėl ko kėliau klausimą, tai kad ar universiteto rektorius gali dalyvauti aktyvioj politikoje ir dar vykdyti kažkokią kitą pašalinę veiklą. Iš tikrųjų mes matom, aš bent jau matau problemą tame, kad rektorius mūsų yra per daug tikrai apriepęs, kaip čia pasakyti, apsižiojęs, galbūt ne lietuviškai ir ne, sugeba vadovauti universitetui, aktyviai dalyvauti politiniai veikloje, tiek rinkimuose, savivaldoje, tiek miesto gyvenime. Tas aišku nėra blogai, bet dar užsiimti ir privačia medicinos praktika. Tai, man atrodo, neįmanoma ir paprasčiausiai trūksta galbūt laiko universiteto vadovui spręsti realias universiteto problemas. Tai, o šiaip tikrai Klaipėdos universitetas bando ieškoti įvairių galimybių tiek tarptautiniam bendradarbiavime, o kas liečia jūreivystės mokyklą, aukštąją mokyklą, aš taip pat buvau nusiteikusi prieš prijungimą, kadangi vienas iš argumentų prie Klaipėdos universiteto. Taip, kadangi Klaipėdos universitetas, pati dar buvau studentė, tuo metu Klaipėdos universiteto turėjo didžiulį jūreivystės fakultetą. Na ir jisai išnyko, iš tikrųjų nesugebėjo susitvarkyti, nesugebėjo surinkti studentų ir taip toliau. Tai dabar čia analogiškas atvejis, kada norima prigriebti gerai veikiančią įstaigą. Klaipėdos aukštoji jūreivystės mokykla, pati dirbau įgulų formavimo
apdirbimo įmonėje, rinkdavom personalą laivams. Tai tikrai buvo vertinama ir iki šiol yra vertinama labai gerai tiek Lietuvoje, tiek užsienio kompanijos ir taip toliau. Tai aš manau, kad tikrai galimybės atsiveria didesnės, prijungiant prie Vilniaus Tech, tiek magistratūrą, doktorantūrą ir taip toliau. Tai, Vytautas aktyviai tikrai dalyvavo universiteto valdymo organuose, gali iš vidaus pasakyti, kokia ta situacija. Taip. Na, iš vidaus turbūt nebepasakysiu, nes jau nežinau, kiek čia 3 metų, kiek nebesu universiteto taryboje, bet pirmiausiai pradėčiau nuo to, kad reikėtų šiandieniniam Seimui pasakyti dar ačiū už tai, kad visiškai neseniai Seimas patvirtino universiteto statutą ir universitetas dabar turi savo konstituciją, pagal kurią gali gyventi, nors tas toks beoris arba, na, kaip sakyti, bedokumentinis gyvenimas buvo gan ilgas. Tai čia sakyčiau žingsnis į priekį. Kita vertus, tai pritariu, ką Ligita sako, iš tikrųjų nenorėčiau aš galbūt taip labai tiesmukiškai atvirai sakyti, bet politizuoto universiteto veikia arba politizuotos akademinės veiklos. Deja, bet universitete tikrai yra pakankamai daug ir pakankamai matoma. Tas tikrai, manau, neprisideda ir netgi mieste, leisiu savo pajuokauti pasakyti, kad mieste sakydavo, kur yra vienos iš partijų štabas arba forpostas. Universitetas, man 80 kiek ne vienas. Tai čia toks juokelis, kuris matyt turėjo pagrindą. Ar tai būtų galima kažkaip tai įstatyminiu būdu? Aš bandžiau. Formaliai, matyti, ten gal ir nebuvo įvardinta kaip susirinkimų vieta ar štabo veiklos vieta, de facto, de jure tiksliau tariant, bet de facto, matyti, tai buvo. Palikim tai jau, kaip sakant, sąžiniai tų, kurie tą darė. Kalbant apie perspektyvą, matyti, reikėtų akcentuoti vieną paprastą dalyką. Klaipėdos universitetas, kitų universitetų Lietuvoje kontekste gyvena turbūt vieno sudėtingiausių gyvenimų, vien dėl to, kad jis praktiškai veikia kaip privatus universitetas, nes valstybės dotacija universiteto veiklai nesudaro net pusės turbūt universitetų reikalingų lėšų. Reiškia, visą kitą jis turi užsidirbti, susirinkti. Tai praktiškai būdamas valstybinių universitetų segmente, jis gyvena pagal privataus universiteto taisyklės. Tai nėra teisinga, aš manau, tas tikrai turėtų keistis ir universitetas neturėtų būti, nebijočiau pasakyti, diskriminuojamas būtent valstybės finansinio aprūpinimo arba užtikrinimo kontekste. Kalbant apie, kaip jau minėjau, Ligita, apie Vilnius Tech, teko vėlgi būti pačiame epicentre, dar tada būnant ir universiteto taryboje, ir mieste dirbant, diskusijose. Aš visada laikiausi vieno paprasto principo. Neskubėkite kirpti, neskubėkite siūti, išgirskite bendruomenių nuomonės, bendruomenių siūlymus, bendruomenių, kaip sakykime, matymą, viziją, kaip kas būtų geriau. Visos tos reformos, visi tie jungimai, kurie yra sukurpiami kabinetuose, dažniausiai jie būna, na, kaip čia pasakius, mažiausiai ydingi, o kai kuriais atvejais net žalingi. Šiandien pasakyti, ar būtų buvę geriau, ar, kad, sakykime, aukštai ir visas mokykla būtų prijungta prie universiteto, ar vis tik geriau, kad jinai yra Vilnius Tech sudėtyje, matyti, reikėtų dar šiek tiek laiko to sulaukti. Tų tikrųjų rezultatų, pirmųjų absolventų, žiūrėti, kaip jie įsidarbins, kokia, sakykime, paklausa stojimų. Kalbant apie universitetą, kiek aš girdžiu informacijos ir statistikos, būtent Lietuvos universitetų kontekste stojančiųjų skaičius auga. Tai liudija kaip ir pozityvės tendencijos. Aišku, nemaža dalis užsieniečių ir ypatingai iš tų 3 ar dar net 4 šalių. Kiek tas, na, kaip čia pasakius, yra prasminga, kad pragmatiška, kiek prasminga, kiek prisidės. Tai čia klausimas yra didelis, bet šiaip aš manau, kad universitetas yra neatsiejama Klaipėdos gyvenimo dalis, tai yra akademinė uola, ant kurios miestas taip pat laikosi, todėl dėmesys ją iš valstybės turėtų būti adekvatus, bet nediskriminuojantis. Labai jau daug Vytautas. Kol neperėjom, gal prie Karolio, iš tikrųjų buvau registravus įstatymo pataisą, kad universiteto rektoriai negalėtų dalyvauti politinėje veikloje aktyvioje kadencijos laikotarpiu. Bet turbūt ir nėra daugiau Lietuvoje rektorių, kurie dalyvautų. Taip, vienintelis. Iš tikrųjų, tas politinis universiteto gyvenimas nesibaigė vien rektoriumi. Kad mes matom, kad ir prorektoriai, jeigu neklystu, irgi yra, taip sakant, tarybos narė. Tai nieko, aš jau viską jūs pasakėte, praktiškai visus pagrindus. Aš tik tai vėl grįžtu prie savo tos nuomonės. Nereikia norėti suvesti į kažkokį tai centrą ir norėti vadovauti bet kam. Ligoniniai, universitetui ar dar kažkokiam tai jūriniai kolegijai. Labai jaučiasi šitos valdžios didžiulė įtaka ir noras turėti įtaką bet kur. Ir įvardinkime aiškiai, konservatoriai truputėlį perlenkė šitoje vietoje lazdą. Ir aš manau, kad jeigu leisime
vadinkim, kaip anksčiau sakydavo, apačiom spręsti, ką jie norėtų ir kaip galėtume pasiūlyti, tada bus gerai. Bet kol kas tai nevyksta. Nusprendė, parašė, neturėdami jokio supratimo, neatsitraukė, nepasižiūrėjo, kas galėtų įvykti, kaip atrodys žmonės, kaip atrodys visa aplinka. Tai va šitai čia turi didžiulę bėdą ir čia su tuo reikia ne tik tai kovoti, stabdyti šitą vietą, jos reikia gana aktyviai. Politinis lojalumas yra daug svarbiau negu kompetencijos ir visi kiti profesiniai dalykai. Deja, tai čia mes matom tas, kaip sakant, universiteto nepriklausomumas, tai toks yra sąlyginis, sakykime, šitą vietą. Tai gaila, kad negalime jų iškviesti į diskusiją tokią rimtesnę ir kalbamės. Aš manau, gal bus tų progų, aišku, ne šiandien, gal šiandien pabijojo šiek tiek oponentai, bet... Aš tik tai norėjau papildyti, aš kaip irgi universiteto alumnis, kai tik tai prasidėjo visi šitie dalykai, aš taip paprastai žmoniškai žiūrėjau šitą klausimą, kad, kas yra Klaipėdai, turi būti, taip sakant, klaipėdietiška, keistas toks sprendimas jungti prie kažkokio kito universiteto, bet po to, vėlgi, išklausius daug nuomonių, buvau konferencijoje Seime buvo organizuota, kur irgi buvo diskutuojamas tas klausimas ir tada išgirdus būtent bendruomenę nuomonę supratau, kad Lietuvos aukštojų jūreivystės mokykla nori jungtis būtent prie Vilniaus Tech dėl kokių priežasčių jie tai nori ir kad prie Klaipėdos universitetų nenori, nes jie bijo būtent, kad universitetas naudosis to būtent tam, kad pagerinti savo rodiklius. Nes buvo, taip sakant, nuosmukis Klaipėdos universiteto, kada ir stojančiųjų skaičius buvo nelabai geras ir jie bijojo, kad būtent dėl to bandys Klaipėdos universitetas piarintis, tai paprastai galiu pasakyti. Ir buvo daromas politinis spaudimas, apie ką jau mano kolegos sakė. Gal kita tema yra tokia, sakykime, nes daug kas supranta tą tokia, žiūrint iš Klaipėdos, kad tai yra galbūt regioninės politikos klausimas, sakykime, nes mes labai bijom tos įtakos, siekiam kažkokio savarankiškumo ir universiteto klausimas apskritai buvo išlikimo klausimas, tai gal tada prieikim prie kitos temos, aišku, kaip jūs matot, mūsų valstybėje vykdoma regioninė politika, sakykime, ir tas Vilniaus atotrukis, sakykime, nuo kitų regionų ir mes čia daug susidarėm ir Klaipėdai, kad, sakykime, yra finansavimo trūkumas, ir ne vien tik tai medicinoje, sakykime, bet yra ir kelių klausimas, galų galę su uostu, tai kokia jūsų asmeninė ir galbūt partijos, aišku, pozicija regionų politikos klausimų ir ką siūlytumėt keisti? Tikrai ir partijos ir pozicija ir mano yra, kad dabar regionai yra absoliučiai, taip sakant, atstumti. Iš Vilniaus viskas geriau matosi, kaip yra sakoma. Tai jie bando kažkokias reformas daryti visoje Lietuvoje, nežinant, kaip iš tikrųjų yra, kokioje vietoje yra situacija. Ir jau prasidėjo tai jau seniai, kada buvo iš Klaipėdos iškeltos tos tam tikros irgi institucijos į Vilnių, jeigu neklystu, kuris už laivininkystę čia buvo atsakingi, buvo perkelta. Tada viskas prasidėjo ir tada tas dėmesys regionui, jeigu mes kalbame konkrečiai apie mūsų regioną, tai vis mažėjo ir mažėjo. Ir dabar... Tai jeigu būtų jūsų, sakykime, kažkokia įtaka ir Seime, jeigu siūlytumėte, tai kokias kalbate apie institucijas, ką reikėtų grąžinti, sakykime, Klaipėdą ar kažką naujo, kažkokią įsteigti? Konkrečiai jums neišvardinsiu, bet vienas iš pavyzdžių, ką galima būtų padaryti, pavyzdžiui, dabar turim vieną įmonę, kuri yra atsakinga už oro uostus Lietuvoje. Ir dabar mes matom, kad Palangos oro uostui visada yra suteikiamas mažiausias prioritetas, nors ir verslo atstovai, kurie dirba Klaipėdai, kurie dirba uoste, sako, kad mums reikia to oro uosto, reikia, kad būtų daugiau skrydžių, mums reikia daugiau, kad tas oro uostas būtų skatinamas. Tai viena iš tokių priežasčių, ką reikėtų daryti, tai prasme, įtikinti oro uostų. Kad Palangos uostas būtų savarankiškas. Ne tai, kad savarankiškas, gali būti veikti kaip viena įmonė, tiesiog, kad didesnis prioritetas jam būtų skiriamas. Nes čia yra verslai, kurie ne tik Vilnius ir Kaunas išlaiko visą pramonę. Taip sakant, Klaipėdai yra labai didžiulis potencialas, kuris negali būti tam tikrais atvejais pilnai būti realizuojamas būtent dėl tokio
atitrūkimo nuo Vilniaus. Jo, tai viskas teisingai, bet aš galvoju, kad regioninės politikos tokios kaip kažkokios tikslios, aiškios, paprastos, visoms suvokiamos, išdiskutuotos, jos nėra Lietuvoje. Ar tai būtų Palangos oro uostas, ar Klaipėdos jūrų uostas, ar ten, sakysime, laisvoji ekonominė zona, ar ten keliai, ar dar kažkas, jos tiesiog nėra, kad būtų galima pasižiūrėti. Ir iš vis mes net nežinom, kas tai yra regioninė politika, ką mes sugalvoję esam. Yra siekis tik tai sucentralizuoti ir didžiausia priklausomybė. Jeigu kalbant apie jūrų uostą, tai galima skaityti, kad praktiškai ir žuvininkystės departamentas, ir reiškia, saugios laivybos administracija, ir visi kiti dalykai, jie kažkur tai iškeliavę yra, nors turėtų būti vis tiek čia. Ir kai, sakysime, bandai padiskutuoti su Sekimo ministerijos ar su Žemės ūkio ministerija, jie net nesupranta, ką daro uostas. Kartais aš prisimenu, kai dar dirbau uoste, tai pasiskambini ir sakai, suprantat, dabar audra, mes negalime laivų priimti, audra, reiškia, nurims, galės laivai per vartus įeiti į uostą, krautis ir visa kita. Tai sako, tai kur tas sargas? Tegu atrakina tos vartus. Tai toks ir supratimas yra apie jūrų uostą. Tai čia, tai nėra apie ką net kalbėti, nėra specialistų, nieks nesidomi, tik tai stengiasi centralizuoti. Aš dar prisimenu, kai mes statėme, reiškia, šitą dujų terminalą, irgi ten įvykis didžiulis, o iš centrinės valdžios spaudimas ir supratimas greitai duok čia ir statykime čia, paimkime. Sako, 12 vietų mes jums parinkome, kodėl negalit pasirinkti vietų, kur mes statysime tą dujų terminalą. Tai čia galima kalbėti, bet sakau, kad užteks centralizuoti viską, reikia duoti ir regionam šiek tiek, bet reikia regionų statymą irgi susitvarkyti iki galo. Tai ta pati tema Vytautai dėl regionų. Žinote, jeigu turbūt duoti, kaip sakant, Vilniaus biurokratams laisvę, apskritai turbūt ta regioninė politika būtų ištrinta, būtų Vilnius ir visa Lietuva, kaip de facto panašiai dažnai dabar būna. Šiaip ta regioninė politika, turbūt visi supranta, kad jie yra neišvengiama. Tai yra europinės tendencijos, europiniai reikalavimai ir regionai jie privalo būti. Kita kalba apie tų regionų savarankiškumą ir jų galimybės visos Lietuvos kontekste. Karolis tikrai dar atsimins, Vidas, tuos laikus, kai buvo Lietuva suskirstyta administracijos, kai buvo apskaičiuojami administracijos, tai buvo vis tiek aiški struktūra. Dabar žiūrėkite, teismai turi vienokias ribas, policijos komisariatai turi kitokias ribas, prokuratūros vėl turi kitokias. Suprantat, jau vien čia aš nekalbu apie regionę, bet būtent tas toks teritorinio skirstymo principas jisai valstybėje buksuoja. Kalbant apie tas europinės lėšas per europinės programas būtent regionams, natūralu, kad yra dalis tų lėšų, kurie yra skiriama kiekvienam regionui, tą be abejo administruoja VRM-as, Vidaus reikalų ministerija. Ir tie reikalavimai, tie aprašai, kurie ateina į regioną, yra be galo komplikuoti. Nuolatos keičiasi reikalavimai, nuolatos keičiasi įvairios taisyklės ir tų lėšų įsisavinimas, net ir gerai pasiruošus, regionuose labai stringa. Tai aš manyčiau, kad pirmas dalykas iš tikrųjų, duokim tiems regionams įmanomai daugiau savarankiškumo, pasitikėkime jais ir leiskime jiems spręsti. Nes iš tikrųjų yra daug tų lėšų, kurios skirstomos jau pačiame regione. Ir Klaipėda kaip didmiestis tame regione turi savo atskirą krepšelį, bet yra, tarkim, programų, kur tenka derinti su Klaipėdos rajonu, kai kurias tenka derinti su Palanga. Tai čia yra toks regione bendradarbiavimas principas, viduje jisai veikia. Bet tarp Lietuvos kontekste, tarp kitų regionų bendradarbiavimas, jisai labai stringa. Aš tik tais kolegom šiek tiek, kaip sakant, ypatingai Sergejui atsakyčiau, kalbant apie oro uostus. Man tikrai teko būti pačioje pradžioje, dar 11-12 metais, kada apskritai Palanga buvo dar toks, sakyčiau, visiškai vietinės reikšmės oro uostelis. Ir tada prasidėjo diskusijos, tada mano teikimu ir siūlymu buvo įkurta asociacija Klaipėdos regionas, kuri ir leido, tapo tuo mechanizmu, per kurį pavyko prisikviesti čia pirmasis oro kompanijas. Ten Sasas, paskui Air Balticas atsirado, paskui Norwegian Air. Tai buvo įrankis sukurtas tam, kad pritraukti šitas oro linijas, kurios atidarytų vienas ar kitas kryptis. Tai buvo sunkus darbas. Tada Klaipėdos regionas, šiuo atveju regionas, susitaręs tarpusavy visos savivaldybės tam tikras lėšas skyrė vadinamą rinkodaros programai, regiono pasiekamumo rinkodaros programai. Ir ta programa veikia iki šiol. Atsirado tada ir Londonas, ir vienu metu buvo ir Varšuva, dabar atsirado Amsterdamas, tai tas procesas vyksta. Kitas dalykas, mes nepamirškime, Lietuva kaip valstybė
jinai tikrai nėra didelė. 3 oro uostai Lietuvai yra tikrai ne taip ir mažai, nes Palangos oro uostas, jisai šiuo atveju pagal dinamiką yra vienas dinamiškiausių. Ir natūralu, kad įvardinta mūsų oro uostų valdymo, struktūra valdymo, kaip vadinasi Lietuvos oro uostai, natūralu, kad jie stengiasi subalansuoti Vilnius, Kaunas ir Palanga. Be abejo, tiek dėmesio, tiek investicijų į Palangą, kiek į Vilnių turbūt nebus. Niekada, tai mes turim tą suvokti. Bet, kad išlaikyti tai, kas yra, ir dalyvauti, leisti Palangos oro uostui tose pritraukimo programose, kur dalyvauja Vilnius ir Kaunas, turėtų būti taip. Dabar dažniausiai Palanga, aišku, ne pati, ne Palangos oro uostas, ne viena Palangos oro uostas, bet su visas regionas kaip ir bando vesti dėrybas, bet jas moderuoja Vilnius, jisai kalba su tais oro vežėjais, jisai dėlioja tuos maršrutus ir mes galim kalbėti labai daug. Čia visą laiką verslininkai verkia dėl, kad nėra Hamburgo, bet kada tu matai tas analizės, kurias girdi iš Air Baltico, ar iš to paties, sakykime, ar iš SASO, ar iš kitų bendrovių, kurios sako, gerai, užtikrinkit srautus, mes skraidysim nors 2 kartus per savaitę. Arba kai kalbant, leiskit skrydžius į Frankfurtą. Pasižiūrėkit, kokie kaštai yra. Galiausiai viską remia žmonių kiekis ir sako, dalykai, arba mums užtikrinkit žmonių srautus, skriskit kur norit, arba jeigu neužtikrinat, kofinansuoti tas netekis, kas yra labai sunkiai gyvendinama biudžeto sandaros įstatymų kontekste. Todėl aš manau, kad aš taip nebūčiau kategoriškas prieš ir kategoriškai už dabar nuskambėjusi siūlymą steigti regionų ministeriją. Tai tikrai siūlymas vertas dėmesio, bet tokia atveju tikrai reikėtų peržiūrėti funkcijas, kurias regioninės politikos kontekste turi VRM-as ir matyti dalį iš tų funkcijų perėmus perdavus naujai ministerijai, galbūt ir galima. Ar tai būtina šiandien, ar mes jau tam pasiruošę, aš šiai minutį atsakymą neturiu. Kaip tik mane ir užvedė ant temos, būtent Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga ir siūlė steigti atskirą regionų ministeriją, kadangi vis dėlto mes esam regionų partija. Tai per šią kadenciją labai aiškiai mačiau, kaip yra 2 Lietuvos. Tai yra Vilniaus Lietuva ir visa kita Lietuva, ar ne? Ir kiek buvo skiriama ES finansavimo lėšų ir taip toliau, visada buvo bandoma kažkaip apgauti regionus, nusukti dalį lėšų, kad tik daugiau Vilniui kliūtų. Mane kas piktina... Jūs nesat regionų partija. Jūs partija, kurie atstovaujat regionus. Nes regionų partija. Ne, tai aš nesakau, kad nepateko jau toliau regionų partija. Bet, ta prasme, mes esame orientuoti žmonės, kurie gyvena galbūt regione daugiau. Ir ką aš noriu pasakyti, kad mūsų vis dėlto Respublikoje yra viskas orientuota į atsiperkamumą. Ir todėl regionai, jie lieka šiek tiek nuošaly. Mes darom įvairius paskaičiavimus, ar atsiperka turėti kaime biblioteką, policijos komisariatą, mokyklą, vaistinę, polikliniką, pašto skyrių, bankomatus, autobusus ir taip toliau. Ir tai neturėtų būti daroma, kadangi vis dėlto paslaugos būtiniausias mes jau esam kalbėję ir regione gyvenantys žmonės turėtų gauti. Ir dabar mes matėm labai daug įvairių reorganizacijų, pertvarkų ir taip toliau, tiek tos pačios nacionalinės žemės tarnybos, VMI, Sodros skyriai, jie visur išnyko ir Klaipėdoje viskas buvo optimizuota iki vieno skyriaus, ar ne? Ir matom, kad dabar kyla labai daug problemų gauti tam tikras paslaugas. Tai aš pritariu kolegų išsakyto mintim, kad neturėtumėm visada eiti į tą optimizavimą, į kaštų mažinimą. Kitą kartą reikia atsižvelgti tai, kad valstybė privalo užtikrinti paslaugas kiekvienam piliečiui, nesvarbu, kur jisai gyventų. Ir jeigu mūsų Vilniaus ponai, aš juos taip vadinu, nuvažiuotų, nežinau, į kokį Rietavo... Jūs nebuvo prie tų ponų dabar? Ne, dėja, ne. Tai ten gyvena žmonės iš tikrųjų, kurie net elektros neturi iki šiol. Ir kai kuriems žmonėms, galbūt, kurie dalyvauja ir valstybės valdyme, yra sudėtinga suprasti tokius dalykus. Mes matom, kokia yra tragiška kelių būklė, o ateinančių metų biudžete, 3 metų biudžete, praktiškai 0 lėšų numatyta yra kelių būkliai gerinti. Tai ką reiškia? Autobusai išnaikinti ir greičiausiai mes ir tiltai pradės griūti. Jau turim ne vieną.
Tai dar ką norėjau apie uostą pasakyti, buvau irgi viena iš iniciatorių su kai kuriais kitais Klaipėdoje išrinktais Seimo nariais, būtent dėl dalies lėšų, kurias uždirba uostas, kadangi dabar akcinė bendrovė tapusi yra, tai kad būtų skirta miestui, nes vis dėlto Klaipėda yra tranzitinis miestas, galima sakyti, ir mes prisiemam iš tikrųjų dalį nepatogumų, tai už tai, kad Lietuva gauna naudą, ar ne? Tai aš manau, kad būtų sąžininga miestui atlyginti. Ir ta diskusija aktyviai jinai buvo prasidėjus, bet kažkaip vėl viskas buvo padėta į stalčių, tai aš tikiuosi, kad ateinančią kadenciją... Gal pratęskime tą temą tikrai. Jeigu galėčiau replikuoti truputėlį. Tai labai gerai Ligita pasakė ir beveik užvedė ant vienos minties. Jeigu mes ir darysime tą, sakysim, regionų politiką, tai reikia suprasti, kad neįveskime daugiau biurokratijos. Paprastas pavyzdys, žiūrėkit, aš anksčiau daugiau skraidžiau lėktuvais, reiškia, dabar jau galbūt mažiau pats pilotuoju, tai išskristi iš Lietuvos, tai yra vargo vakarienė būdavo, turi skristi tarptautinių oro uostą, sakykime, Palangą, ten formintis, ten pusę valandos, dar kažką. Savo laiku, reiškia, Lietuva turėjo 98 cheminės aikšteles. Tai kodėl, kaip ir normaliam pasaulyje, galima iš bet kurios aikštelės pakilai ir išskridai. Kas mes esame? Mes esame Europos Sąjunga. Nereikia nieko. Nuskridau į Lenkiją iš to pačio mažo, reiškia, Svienojušio oro uosto, pakilau ir nėra jokių ten bėdų. Čia mes esame tiek subiurokratėję, kad nebematome kartais ir to žmogaus ir nematome, kodėl reikia šitą daryti, aną daryti, o gal iš vis nieko nereikia daryti. Gal net dispečerio nereikia, nes kalbasi tarpusavį ir žino, ką darai tuo metu. Tai aš dar norėjau pratęsti bendrai tą temą, gal ne vien tik tai čia uosto klausimas, bet tikrai yra Klaipėdoje, aplink Klaipėdą vystoma daug tokių stambių projektų, sakykime, buvo ir dujų terminalas, ir uosto veikla, ir vėjo jėgainės dabar. Ir iš tikrųjų mes susidurėm su tuo, kad milijoninės, netgi milijardinės investicijos ir kažkada pradedam kalbėti, kad iš jų kažkokią tai naudą galėtų turėti ir miestas, regionas, bet praktiškai mes susidurėm su tuo, kad pastatė dujų terminalą, tikriausiai 15 metų prašėm, kol skirstų pinigų sankryžų sutvarkymų ir tai ne viskas skyrė. Tai vat, kaip užtikrinti tą mechanizmą, sakykime, kad iš tikrųjų mums liktų ne vien tik tai smarvė, ne vien tik tai kažkoks potencialias pasiekmes galimų nelaimių ar tam dar kažko, bet kad tai miestiečiai, paprasti žmonės irgi matytų ir jaustų kažkokią tą naudą finansinę, galų gale keliai sutvarkyti, šaligatviai. Na, aš tai manau, kad čia yra dialogo problema, kadangi pas mus politinė kultūra yra tokia, kad skirtingų, sakykime, partijų ir pažiūrų žmonės sudėtingai vis dėlto susėda prie to stalo. Ir aš pati 2 kartus buvau išrinkta į Klaipėdos miesto tarybą. Na ir mačiau, kaip to dialogo iš tikrųjų trūko. Uostas gyvena, tarp kitko buvau taip pat iniciatorė ir ruošiausi kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl 2 bendrųjų planų - uosto ir miesto. Aš manau, kad vis dėlto turėjo būti suderinta tarpusavį šitie sprendiniai ir parengtas vienas dokumentas. Tai aš ką noriu pasakyti, kad uostas ir miestas visada gyveno atskirą gyvenimą ir, diskusijų aš negirdėjau. Tai problema, kodėl nepavyksta to suderinti? Jūs jau ne pirmą projektą minit, kad rengėt kažką, bandėt daryti ir nieko nepavyko. Tai čia kas užburtas ratas? Todėl, kad aš dirbau opozicijoje, o žinot, opozicijos balsas į dangų neina. Tai vis dėlto šitos sprendimus labai tikiuosi, jeigu gyventojai išreikš pasitikėjimą manimi ir suteiks galimybę toliau tęsti pradėtus darbus, kad pavyks įgyvendinti vis dėlto ir susodinti uostą, miestą ir valstybės vadovus prie bendro stalo, surasti tą patį susitarimą dėl Klaipėdos miesto kažkokį, ar ne, kaip jūs pasakėt, gražą gauti, pasirašyti, nors iš tų susitarimų ten moraliniai įsipareigojimai labiau yra negu kažkokie tai realūs, bet tie dialogai vis dėlto turi įvykti, aš esu pasirengusi
inicijuoti tokius susitikimus, ką nepavyko padaryti dirbant opoziciją. Kodėl, buvęs kiek 12 metų kadencija, kodėl, reiškia, mes taip dažnai šnekėjom, kad miestas ir uostas gyvena kažkokius tai truputį atskirus gyvenimus? Kodėl tvorą nepastatėt prie uosto? Jo, tai lygiai tą priminė šiek tiek istorijos, tai aš pradėsiu galbūt labai daug galėčiau ilgai kalbėti apie tai, nes vėlgi teko būti tame epicentre. Pavyzdžiui, pasidžiaugsiu vienu dalyku, kad bent jau pavyko iškovoti tai, kad išorinis uostas vis tik nebuvo statomas Klaipėdoje. Šiandien jums sako, gerai, kad nestatėm. Pasikeitusi situacija būtų į visišką bankrotą įvariusi ne tik uostą, bet ko gero ir Susisiekimo ministerija ir valstybė. Tai po ilgų diskusijų, kaip jau dalykite mėgėję, po ilgų diskusijų karštų, nenoriu sakyti peštynių, bet labai kietų diskusijų, vis tik pavyko įtikinti uosto vadovybę ir ministeriją, kad ne ten prioritetas. Jeigu jau mums reikia tikrai plėsti, sudaryti galimybės krovai ne mažiau 100 milijonų tonų per metus, buvo kalba apie pietinį uostą. Šiandien jau yra vystoma tas projektas. Taip. Bet prisiminkime, kiek teko atlaikyti tuometinio uosto vadovybės ir ministerijos spaudimo, kad turi būti išorinis uostas ir be jokių kalbų. Dalykas, kuris mane neramina šiandien, aš skaitau paskutinį informaciją, kad uostas jau ruošiasi, taip sakant, uostas teikti tam tikrą savo nereikalingą turtą galimai privatizavimui. Matyt, pamiršo visi tą vadinamąją garsiojo deviacijos įrenginio istoriją, ten vienas toks verslininkas, atsimenu pavardę jo, vardu Saulius berods, jeigu neklystu, kuris buvo nusipirkęs tą deviacijos įrenginį vidury marių už 100 ar kelius šimtus eurų, po to valstybei kainavo labai daug, kad tą įrenginį pirkti tam, kad netrukdyti laivybą uoste. Ir kaip kolega Karolis priminė, iš to viso LNG terminalo arba suskystintų gamtinių dujų terminalo, ką pavyko išpešti, na, vėlgi tiesiogiai, kaip sakant, prie stalo stumdantis alkūnėmis, tai realiai baseinas, kas buvo pastatyta, na, ne vien tik valstybės lėšomis, bet didžiąją dalimi lėšų. Siūlymų buvo įvairiausių. Nuo kad vos nedujos Klaipėdos regiono turėtų būti pigesnės, kad būtų tikrai nuolatinė kažkokia atskaitomybė nuo uosto įplaukų ar nuo pelno dalies miestui, tada neleido tų daryti įstatymai. Tai ir, kaip sakant, visada buvo prisidengiama, kad ir uostas gyvena pagal savo įstatymą ir kadangi tai yra valstybės įmonė ir nežiūrėkite į tai. Aš visada sakydavau, taip, aš suprantu, Vilniui uostas tai yra višta dedanti auksinius kiaušinius, bet tos kiaušinius jinai dedavo šitam darželį, ištrypdama, ten keldama triukšmą, kvapus ir nuo šitos naudos miestų realiai nėra. Aš tikrai dar lygiai dabar kalbėjau, aš prisimenu, dar dirbdamas turbūt pirmoji kadencijoje, dar būdamas jaunas Seimo nariu, turbūt 12-13 metai, aš jau tada siūliau, ieškokime formulės, kaip aš tada sakiau, padarykime uostą būti suinteresuotą miesto sėkme, miestą uosto sėkme. Duokite galimybę miestui, na, kaip sakykime, ne tai, kad ten per vieno kito projektą, vienai kitai komandai ar vienam kitam kažkokiam socialiniams reikmėms, na, taip pripuolamai paskirti, už ką irgi ačiū be abejo, bet turėkime nuolatinį tokį, vadinkim, galimybę, kaip kad yra daugelį Europos ir šių mūsų kaimynų uostus. Tačiau to nebuvo leidžiama. Situacija, kur yra dabar, kada uostas tapo akcinė bendrovė, be abejo, jis yra jau, kaip sakant, pelną generuojanti įmonė ir galinti savo turtą vėlgi parduoti arba privatizuoti. Aš labai tikiu, kad valstybėje yra institucijų, kurios tikrai įdėmiai stebės, kad jeigu jau tuo keliu bus einama, kad neteitų tie į uostą, sakykime, tos jėgos, kurios gali jam kenkti. Nenoriu minėti valstybių, kurios turėjo interesų, tada kiniečių važinėjo delegacijos po 50 žmonių. Tai matyti reikia ieškoti tam tikrų įstatyminių iniciatyvų, kurios net ir esant šitai uosto valdymo formai be akciniai bendroviai vis tik leistų miestui tapti tos akcinės bendrovės dalininkų. Suprantu, arba turtas turi būti, ar pinigai nešti, bet galime galbūt keisti įstatymus, kad tiesiog padaryti miestą nestebėtojų tame procese, bet aktyvių dalyvių, kuris suinteresuotas uosto sėkme. Palaikytume tokį siūlymą, kad miestas taptų uosto akcinės bendrovės dalininkų. Jo, bet čia reikėtų keisti įstatymus, nes teoriškai šiandien miestas galėtų tapti, bet arba su piniginiu įnašu, arba turto įnašu. Tik tai tada tokia atveju galėtų būti, bet ten matyti yra lėšos, kaip sakyti, ne visai pakeliamos. Tai infrastruktūra gali būti įnešta. Gal duokim kolegai. Tai visų pirma, viską kolega sako gerai, viskas tvarkoja, bet turi įvykti lūžis mūsų galvose. Jeigu mes norime uostą turėti dalinai municipalinį, turi įvykti lūžis mūsų galvose. Dabargi yra taip, kad ministerija laiko šitą uostą, ten ne tik tai auksiniai kiaušiniai, ten žymiai daugiau visko yra ir ten labai vertingas ir tik tai išmuši iš rankų šitą svertą ir jie nebežinos, ką daryti, nes čia yra didžiulė įmonė, įsivaizduokit, beveik
nesumeluoju dabar apie bendrai paėmus, kiek jinai apaugus, kiek paslaugų teikia ir kiek pati generuoja, vos ne 25% pajamų yra generuojama su uostu, surištomis kompanijomis Lietuvai. Tai čia, kas čia gali pasakyti, dabar atiduokim miestui, tai čia bus toks didžiulis pasipriešinimas. Valdžia pasikeis, reikia pradėti nuo mažų dalykų, nuo mąstymo keitimo, Vytautas parašys knygą, Ligita, reiškia, paantrins ir mes šitą dalyką padarysim. O gal Ligita parašys? O kieno čia mąstymus turi Vilniečių pasikeisti? Taip, tai turi pasikeisti. Bet tai tikriausiai jam nebus tai naudinga, tai čia mes kol sulauksim, tai tikriausiai gal nesulauksim. Tiesiog mūsų miesto vadovai dažniau turi lankytis Vilniuje, ko visą laiką pasigendu. Šioje kadencijoje šiek tiek daugiau matau tą patį miesto merą, bet vis dėlto ankstesnis, tai matyt Volvo blogai. Čia žinokite, turi būti taip, kad, reiškia, išrinkti Seimo nariai iš miesto, jie turi susivienyti ir kai kurios tokius tikslus kaip uostą turi stumti. Jeigu dabar ateina iš kitur Seimo nariai, iš kitų miestų ir čia renkasi Klaipėdai, nu tai niekada nesuvienysi. Bet dabar matau, kad yra šansas centro kairės. Bet šiandien mes šitoje kompanijoje galim pasakyti, kad būtų galimybė, jeigu jum tektų asmeniškai dabar čia sėdintiem dirbti kartu Seime, ar suderintumėt pozicijas, rastumėt bendrų vardan Klaipėdos. Labai paprastai, čia nėra kažkas terra incognita, visiškai nežinomas dalykas. Dar man dirbant Viduje, kad pirmoje kadencijoje, turbūt 11 metais ir iki tol, buvo susibūrusi klaipėdiečių seimūnų grupė, kuri pakankamai efektyviai dirbdavo, tardavosi ir reikiamas žinias arba reikiamą palaikymą gaudavo savo frakcijose, nesvarbu to pozicija. Taip, kad tą sukurti tokį darinį formaliai nėra sudėtinga. Kalba yra kita, kaip jisai veiks ir kiek jisai bus veiksnus. Apie tai yra kalba. Atsakant lygiai apie dažnus vizitus. Žinot, aš visada buvau prieš tų vizitų, kada važiuoja bagažinį ten vežės umburį ar kokią nors ten menkės vodę, kad dar ką nors. Visada buvau prieš ir pusę iš jo. Masiulis nebuvo. Tai tada aš visada kiek įmanoma tvarkydavau dalykus šiuolaikiškai, yra visos techninės priemonės. Kitas dalykas, jeigu jau meras turi važiuoti išmušinėti, va tai yra regionės politikos stoka. Jeigu Vilniuje sėdintys valdininkai nesupranta uosto svarbos ir miesto svarbos, sudėtinga bus tai įrodyti. Vilniuje reikia būti tiek, kiek reikia būti. Trintis ten vien dėl to, kad pamatytų tave kažką sutentrinėsi, aš nematau prasmės. Bet vat, kaip ir mes kalbėjome apie tam tikrų institucijų padalinių perkelimą į Klaipėdą, kurie jūrą turi matyti kasdieną prieš akis, o ne Vilniuje per ekraną, tik tais. Va čia yra turbūt vienas iš sprendimo būdų. Tai ir kita vertus pritariu, ką sakė ir Vidas, tai natūralu mentaliteto keitimas yra ilgas procesas. Labai ilgas procesas. Mes dar gal Sergejus žiūri, klausosi kaip jaunas būsimas politikas. Ir labai būsimas Seimo narys, atsiprašau. Po tokių korifėjų su kuriais aš iš esmės sutinku ir matau, per tuos 1,5 metų darbo tarybą tikrai matau, kad tie pokalbiai miesto mero su centrinė valdžia tikrai vyksta, bet dažnu atveju aš pastebiu dar tokį dalyką, kad uostas ir miestas pastoviai bendradarbiauja. Aš dažnai matau uosto direkcijos vadovą savivaldybei ir jis daug pristato visokiausių projektų, ką uostas planuoja daryti. Ir miestas išsako savo nuomonę, savivaldybės tarybos nariai ar darbuotojai. Jie išsako, va šitas mums absoliučiai netinka, pavyzdžiui, mes, taip sakant, politiškai nenorim, kad va šitas įvyktų, bet tu po to vis vien matai, kad tai vyksta. Ir faktiškai tu supranti, kad tai yra konsultacinio, taip sakant, jūsų balsas jūs esate išgirstas, bet mes padarysim absoliučiai kitaip, nes iš tikrųjų čia kaip ir įvyko su tuo vandeniliu, pavyzdžiui, pats toks ryškiausias prikolas, ryškiausias dalykas, kas atsitiko, kad miestas yra prieš, tai nesuderinamas dalykas savivaldybės viduje, bet projektas įgyvendinamas uosto direkcijos. Klausimas dar kodėl, jeigu tai bendrai mąstyti, tai kodėl uosto direkcija iš vis užsiima šituo dalyku, nes, man atrodo, jie turėtų užsiimti kitais dalykais. O
O kaip šiaip užvedė temą, reiškia, tas žalioja ekonomika ar mėlynoja ekonomika, dabar daug tų terminų, ta prasme, ar matote tose procesuose, kurie vyksta prasme ir ar nesusidaro toks įspūdis, kad kartais kažkas yra daroma tik tai dėl to, kad... Kalbėtų klausimą. Iš karto. Jo, galiu. Tai jūs kolegiškai taip, aš manau. Žalioji ekonomika yra gerai. Tikrai yra gerai ir viskas yra tvarkoj, bet mes bėgame ir stojamės prieki. Arklė? Kaip sakot? Nieko, viskas gerai. Nes faktiškai žaliai ekonomikai šitai reikia daug elektros energijos. Pirma, pasistatykime elektrą pigę, kad galėtume gaminti aliuminį, vos nepasakiau aliuminį, vandenilį, nes praktiškai, jeigu dabar nesumeluoti, skaičiuotės rodo, kad šitą energiją turėtų 70-80% elektros energijos bendram procesui, kuris dabar planuojamas yra jūroje. Mūsų požiūrių neteisingas, reiškia, galvojimas, kad reikia statyti jūroje, šitos visus, reiškia, jėgainės reikia statyti ant kranto ir vėlgi žiūrime, jeigu dabar visos savivaldybės kažkokį tai gauna, reiškia, mokestį už elektrinės, tai, sakysime, ten, kur skirstomieji tinklai Darbėnuose, negauna jie, vėl atsiranda, tai šitie dalykai yra visiškai nesuderinti ir pradėti daryti ne nuo to galo. Uosto direkcija sako, turim pinigų, tai statom. Tai nėra gerai, kad tai pasako, nes... Kaip jūs vertinate apskritai Lietuvos energetikos sistemą, sakykime, nes čia tas statyti, tikriausiai turėtų nulemti kažkokią ekonominę logiką, sakykime. Jeigu skaičiuoti rodo, kad 1,7 milijardo malūnų statyti jūroje kainuotų be aptarnavimo ir paskui ten su laivais ir visa kita ir panašiai, kad ant kranto galima 4 kartus pigiau pastatyti. Kodėl nenagrinėja kito varianto? Kodėl būtent šitą užsikabino ir niekas nenori pajudėti? Tai vėlgi nori įtakos, vėl nori padaryti naują Leo LT, ar nori padaryti dar kažką tokio, tai reikia stabdyti. Sakykime, tas Ignitis klausimas, dalinis privatizavimas, dabar kalbos apie reprivatizavimą, kokia jūsų pozicija to klausimu? Ne, tai reikia išpirkti akcijas atgal valstybei ir baigti tuos pasirodymus, nes negali sukontroliuoti nei elektros kainos ir kažkas šildosi šitoj vietoj. Tai nenoriu išvardinti visų tų žmonių, kurie tai darė. Tai mūsų nuomonė yra paprasta. Grąžinti valstybei. Delistinguoti ir grąžinti tą valstybę, nes tai yra labai... Skamba projektas labai gerai, kad gali ateiti investicijos iš išorės, bet tai faktiškai reiškia, kad mes labai sunkiai kontroliuojam mūsų tokį strateginį resursą. Jo, bet tik siūlyčiau prie tokių tikrai gražių, viliojančių pažadų ar minčių atlikti labai rimtą ekonominę analizę. Man teko skaityti dabar tikrai keletą vedančių ekonomistų paskaičiavimus, kiek tai kainuotų, jeigu bandyti atpirkti, liaudiškai tariant, tas akcijas. Tai yra milijardiniai dalykai. Ir ar jie duos efektą, tai irgi klausimas labai didelis. Todėl aš neatmetu tos galimybės, tikrai apie tai reikėtų galbūt kalbėti. Net mesti, kaip sakant, šitos diskusijos, net jos nepradedant, bet prieš priimant sprendimus, ta prasme, grįžtant, gražinant atgal, atsukant laiką atgal, paskaičiuoti, kiek tai kainuos ir kokį tai efektą, kuriam laikotarpį jie duos ar neduos. Šiaip tai diskutuoti apie tai tikrai galime, bet aš pirmiausiai linkęs būčiau išklausyti ne taip, kaip sakant, populiariai pateikiamų variantų, išpirkim listinguojančių biržos akcijas, bet tik tai sėskime ir skaičiuokime. Ir jeigu matysime, kad tai iš tikrųjų duos efektą valstybei, ne kažkam ministerijoje kreiviui ar dar kažkam tai, bet valstybei, tada aš už tiesų projektą teisinga taip, bet už kreivus sprendimus, aš tikrai užtenka dabar yra jau kreivų sprendimų iš kreivų ministerijoje. Teko garbė man metus laiko dirbti energetikos ir darnios plėtros komisijoje Lietuvos Respublikos Seime, buvau ir pirmininko pavaduotoja. Tikrai labai daug mes apie energetiką kalbėjom, tiek apie atsinaujinančią energetiką, tiek apie mėlynąją ekonomiką, žalį kursą ir taip toliau. Tai aš gal tokius
remarks padarysiu tiesiog, kad apie bendrinimus, kad šiais metais, man atrodo, gruodžio mėnesį SGD terminalas, grįžtant prie to Klaipėdos naudos Klaipėdai, ar ne, kad šiais metais gruodžio mėnesį SGD terminalas lyg ir turėtų iškelti Lietuvos Respublikos vėliavą, ar ne? Tai pati inicijavau su kolegom diskusiją, kodėl būtent SGD terminale negalėtų dirbti Lietuvos Respublikos piliečiai, jūrininkai, kurie yra paruošti Lietuvoje, ar ne? Ir tikrai mes turime stiprių ir atitinkančių reikalavimus, bet visgi kažkaip tai yra nuošalyje laikomi ir kviečiamės iš užsienio šalių. Tai čia būtų ir mokesčiai mokami Lietuvos Respublikai ir panašiai. Toliau dabar apie mėlynąją ekonomiką iš tikrųjų buvo čia per šitą kadenciją labai daug įvairių diskusijų ir Klaipėdoj. Šiaip labai džiaugiuosi, labai stiprios, informatyvios diskusijos su užsienio svečiais buvo diskutuojama. Ir kalbant apie mėlynąją ekonomiką, būtent galėčiau pagirti Klaipėdos universitetą. Mes tikrai turim potencialą ir Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų centrai, jūrinių tyrimų institutas turi stiprių specialistų. Būtent šitoj srityje universitetui reikėtų padirbėti ir siekti pritraukti tik studentus, stiprinti šitą sektorių, aš manau, ir galimybės mes turim visas. Būtent kas liečia vėjo jėgainių parką, tai iš to naudos gali turėti tiek mokymo, ugdymo įstaigos mūsų ruošiant specialistus, tiek, sakykime, kompanijos, uosto kompanijos ir kitos įmonės, kurios galėtų gaminti, surinkinėti tam tikras detalės ir panašiai. Bet čia aš pritarčiau galbūt Vytauto Grubliausko išsakytai nuomoniai. Teko skaityti man poveikio aplinkai vertinimą būtent to vėjo jėgainių parko ir iš tikrųjų kelia nerimą, nes vienas dalykas yra išimami labai didžiuliai plotai žvejams, kurie negalės vykdyti veiklos. Tai čia jau turime konfliktą. Kitas dalykas yra flora, fauna, kuri tikrai pajaus labai didelį poveikį dėl to parko atsiradimo. Priešinos bendruomenė Palangoje ir šalia esančių rajonų, ar ne, kad tai bus vizualinė tarša. Taip pat kilo klausimų, skaitant tą poveikio aplinkai vertinimą dėl grunto stabilumo. Niekas negali pasakyti, ar pasiteisint šitokią didžiulę investiciją. Bet jūs dabar apie tai labai daug kalbate, ar iš tikrųjų yra galimybė stabdyti visus tos projektus? Ne, jau dabar yra per vėlu, nors aš asmeniškai iš tikrųjų pasisakiau prieš ir, čia kolegos, nežinau, kuris dabar minėjo, manau, kad vis dėlto pigesnis variantas tiek aptarnavimo prasme, tiek įrengimo yra vėjo jėgainių parkų statybos sausumoj. Tuo labiau, kad visos gretimos šalis tiek Lenkijoje jūroje yra statomos tos vėjo jėgainės. Taip pat, kas liečia žalią ekonomiką, aš dirbau aplinkos apsaugos komitete, taip pat labai daug diskutavom tą temą. Tai, gal labai trumpai, neišsiplečiant, tikrai mes esam labai nedideli ir kitą kartą labai didelius savo lūkesčius arba siekius susiformuojam, ar ne, netgi viršijančius ES direktyvų nuostatas. Čia gal užvedėt mano temos, reiškia, gal mes tikrai nebeformuokim labai didelių lūkesčių, gal tiesiog baigiant jau mūsų tą diskusiją, gal tada galėtumėt suformuoti tuos lūkesčius, iš kurių galėtų iš jūsų tikėtis, reiškia, rinkėjai per ateinančius 4 metus, jūsų kažkokie įsipareigojimai, sakykime, ką jūs tikrai planuojat ir kas yra realu tikrai įgyvendinti, o ne tai, kad tam kažką dariau, bet nepadariau. Tai ką žadat padaryti? Tai iš tikrųjų padariau, esu rezultatyviausia Seimo narė iš 141 pagal individualiai registruotų teisės aktų skaičių ir dalis jų jau yra priimta. Va, kaip tik šiandien skambino dėl saugaus eismo keliais įstatymo pakeitimo, buvo svarstoma AM kategorijos vairuotojų privalomas praktinio vairavimo egzaminas, ar ne, mano pasiūlymas. Bet aš vis dėlto koncentruosiuos į temas, kurias esu pradėjusi gvildenti ir dirbau tomis temomis, tai niekad nežadu pamesti aplinkosaugos. Toliau matau labai besiformuojančią didelę problemą ir turiu minčių, kaip galima būtų spręsti imigrantų klausimą. Dar man yra svarbu
ir esu registravus įstatymo projektus, dabar kaip tik svarstymas vyksta dėl antros pakopos pensijų fondų lėšų sugrąžinimo ir apskritai diskusija, ar verta, ar pasiteisina kaupimas tokiu būdu pensijai. Domina taip pat ori senatvė ir vis dėlto mūsų visuomenė sensta ir turime šitoj sferai daug problemų. Ir prie bendrų iniciatyvų prisidėsiu. Iš tikrųjų esu ta politikė, kuri kažką siūlydama visą laiką pasižiūriu, kaip tai įgyvendinsim praktikoje, nes visą gyvenimą dirbu privačiam sektoriu. Konkrečiau, tai tada Vytautai tikriausiai jau nepaslaptis, kad jau Seimo nario mandatą turite ir galite jau konkrečiau apie savo darbus būsimus įsipareigojimus pasakyti. Žiūrėkit, keletą darbų mes jau vardinam čia visi ir beveik kaip dėl to ir sutarėm. Pirmiausiai elementarūs, praktiški, bet labai jautrūs ir svarbus klausimai Klaipėdai. Universiteto ligoninės situacijos įsprendimas, užtikrinant, randant galimybę finansuoti tą skolą, kad leisti pradėti gyventi, o ne tai, kad, kaip sakyti, stebėti iš Vilniaus, kaip egzistuoja ir kaip merdėja mūsų įstaiga. Šiuo atveju valstybinė įstaiga. Vienas dalykas. Kitas, vėlgi, pradėsiu nuo savos apygardos, kaip savos, nuo Baltijos apygardos. Jie prasideda nuo ko? Nuo Jakužiedų. Trečias etapas, ta nuovaža iš Šilutės plentą. Kiek metų nepabaigta, imkime ir pabaigime vieną kartą, kaip sakykime, projektą, kuris pradėtas, nežinau, dar prie Butkevičiaus pirmojo, turbūt, kurių laikų. Tiek tai reikia, atrodo, reikia pabaigti. Einant tolyn, aišku, šiek tiek galbūt ten jau labiau Ligitos apygarda, užtikrinti, kad kuo greičiau baigtųsi pietinio aplinkkelio statybos, nes uosto plėtra be šito dalyko yra neįmanoma. Kitas dalykas turbūt, aš nesakyčiau, kad priartinkim Klaipėdą prie Vilnius, priartinkim Vilnių prie Klaipėdos ir pamatyti, suprasti Klaipėdos svarbą, nes dabar tai yra vienas iš donorų, kuris, kaip sakykime, valstybėje, natūraliai valstybės biudžetą, kaip miestas donoras perveda pinigus, gauna dalį taip pat atgal, bet vis tik tais nėra teisinga tokia, kaip čia pasakyti, politika valstybės, kada miestas, kuris duoda, iš jo dar pakankamai nemažai yra atimama. Aš suprantu, kad tai yra biudžetinio, kaip sakykime, solidarumo būtinybė padėti kitoms savivaldybėms, tačiau aš manau, kad tikrai miestui yra dar daug resursų, rezervų, kur galima leisti vėlgi kvėpuoti ir gyventi laisviau. Be abejo, tie visi infrastruktūriniai projektai, kurie sunkiai įgyvendinami be valstybės, jie turėtų turbūt sulaukti valstybės dėmesio. Tas pats universiteto klausimas, kaip ir sakiau. Ar tai teisinga, kad vienintelis universitetas valstybinis gyvena kaip privataus universiteto sąlygom? Negali to būti, neturėtų to būti, bet dėja taip yra. Kitas dalykas paprastas, ir Ligita užsiminė apie, sakykime, apie ekologiškus dalykus, žalius dalykus. Paprastas pasiūlymas. Teko sukalbėtis visai neseniai su mėgėjais žvejais, kurie gaudydavo menkes mėgėjiškai jūroje. Šiandieninis ministras yra uždraudęs kategoriškai visas kvotas, sumažinęs jokių menkių. Man teko būti vienai diskusijai kartu su juo sėdint šalia ir mokslininkai universitetai pasakė, šita problema jau yra išspręsta, nebėra tos ekologinės grėsmės ir rizikos, kalbant apie menkes, kad jau dabar laikyti tą uždraudimą, net mėgėjiškai su meškeriu išplaukus jūrą neleisti. Tai yra tokių dalykų daug paprastų, kasdienių, žmonėms svarbių ir reikalingų, kurių, kaip sakykime... Bent jau žvėjai mėgėjai, tai išgirdo tokį paštą, bet tikrai... Baltijos jūra užteršta, tai kodėl... Tai čia, sakykime, tu gaudydama žinai, kurių jūrai gaudai. Tai paprastas darbas. Pirmas, sakykime, tam nereikia kažkokių didelių iniciatyvų. Tiesiog susitarimo išgirdimo, tą, ką kalba mokslininkai, esant iš čia, kurie Baltijos jūrą pažįsta ne iš vadovėlio arba iš National Geographic. Aš labai pritariu, reiškia, tiem paprastiem dalykams, sakysim, jeigu jau dar papildant apie žvejus, tiesiog valčių registracija, kas per pas mus sudėtingumas yra, neįmanoma užregistruoti paprastos valtelės, išplaukti jūrą ir taip toliau. Tai čia būtinai tokius dalykus. Dėl kamščių ir Jakų sankryža, ir Lipkė, ir pietinis išvažiavimas, tai čia būtina. Niekas nekreipia dėmesio. Čia kartais reikia tik tai susivienyti ir bus padaryta. Taip pat reikia galvoti ir apie uostą, kad daugiau tokių nesąmonė nebūtų. Reikia galvoti apie gamtos apsaugą, kad tie kvapai būtų galų gale pradėti ne tik tai įstatymas, bet kad atsirastų ir, reiškia, lėšos, kad būtų galima pradėti judinti šitos dalykus. Čia labai sunkus ir didelis klausimas, bet iš principo jį reikia susivienius judinti. Ir žinoma, visi tie buitiniai dalykai, mes čia žmonės priminėjom, kalbėjome su jais, vaikščiojom, diskutavom, yra tokių visiškai paprastų, bet žmonėm taip skauda, kad jis negali
sakysime, įsipirkti būto, negali iškelti kaimyno neadekvataus, dar kažką negali padaryti. Čia reikia tik pakoreguoti kai kurios įstatymus, kaip pavyzdžiui. Niekaip negalima priversti nuimti stop ženklą prie geležinkelio pervažos. Kas tai yra? Sekimo ministerija kažkaip tai nereaguoja nei į mero, nei į tarybos narių prašymus. Tai, mes negalime tokių niekų padaryti. Tai privalome tas padaryti. Vat nuo tų dalykų pradėsim ir judėsim su desniais. Tikėkime, kad Seimo nariai tikrai padės spręsti. Tai Sergejus. Tai jo, visada paskutiniam kalbėti. Aš susikoncentruosiu, taip sakant, mano prioritetai ir dirbant miesto taryboje. Aš dirbu miesto plėtros ir strateginio planavimo komitete savivaldybėje. Tai visi infrastruktūros klausimai ir tokių projektų klausimai man yra itin aktualūs ir vienas pagrindinių momentų, ką aš norėčiau padaryti Seime, tai yra būtent išspręsti situaciją su keliais mūsų šalyje, nes nuo Kubiliaus laikų, kada jis buvo dar premjeru, kada buvo sumažintas kelių fondas, nuo tada situacija su keliais Lietuvoje pradėjo smarkiai ir vis blogėti ir vis niekaip negali mes suprasti, kaip reikia išspręsti tą problemą. O kaip reikia spręsti? Lenkijos pavyzdžių, kelių fondas ir reguliarus didelių investicijų įkišimas į šitą sritį. Tikėkime, kad tie, kurie rūpinasi keliais, jau turi kandidatą. Taip. Čia ir be abejo kitų įstatymų peržiūrėjimas, galbūt aš nesieksiu kiekio įstatymų pakeistų, aš sieksiu kokybiškai pakeisti įstatymus ir tas pats buvo siekiama priimti tą patį tautinių mažumų įstatymą, kurį jau bandoma priimti eilę metų ir eilinį kartą jis nepraėjo, nesusirinko kvorumas, sieksiu, kad jis būtų normaliai priimtas. O ką ten reikia koreguoti? Reikia koreguoti. Ką reikia koreguoti? Reikia koreguoti, ten labai daug yra punktų, aš galėčiau išvardyti minimum 10, bet čia galbūt atskiros diskusijos tema. Taigi, taip, liko paskutinės, reiškia, klaipėdiečiai labai, reiškia, vangiai eina balsuoti, rinkimuose dalyvauja, antras turas jisai sąlyginai visą laiką mažesnį rinkėjų skaičių pritraukia, tai gal trumpas, kelių, 20 sekundžių, pusę minutės palinkėjimas ar motyvas, kodėl turėtų ateiti, balsuoti ir už ką balsuoti? Aš kviečiu ateiti Klaipėdos marių bendruomenės gyventojus, pietinės miesto dalies gyventojus ir atiduoti savo balsą už mane, kuri darbais įrodžiau, kad galiu dirbti, atstovauti jūsų interesams ir šį kartą bus pasirinkimas tarp manęs, kuri esu Lietuvos Šaulių sąjungos narė, ir kandidato, kuris sveikina gyventojus su pergalės diena. Ačiū, Ligitai. Vytautas. Aš turbūt pasakysiu taip šiek tiek poetiškai, kad rytoj gyvensime taip, kaip balsuosime šiandien, arba šį sekmadienį. Tai iš tikrųjų pirmiausiai svarbiausias dalykas yra ateiti į rinkimus. Ką pasirinksite, kiekvieną piliečių asmeninis reikalas. Ir aš manau, kad būtent tas aktyvumas po to niekam neturėtų duoti pasiteisinimų, ne tos išrinkom arba ne tie išrinko. Kelkitės nuo sofų, grįžkite, kas iš kur išvažiavę, balsuokite antradienį, trečiadienį, bet balsuokite. Nes tik tada galite reikšti pretenzijas nepasitenkinimą, jeigu dalyvaujate tame. O natūralu, kad turėdamas patirtį, turėdamas įdirbį, suvokimą tiek miesto, tiek regiono, tiek ir nacionalinės politikos kontekste, manau, kad tikrai atliepčiau klaipėdiečių lūkesčius, kuriuos žinau ne iš komentarų ar nuogirdų, bet iš realaus gyvenimo. Dėkui. Vydas Karol. Atstovauju Danės apygardą ir esu visiškas Klaipėdos patriotas. Seimas man yra tik priemonė sutvarkyti Klaipėdos bėdas, išryškinti Klaipėdos unikalumą. Balsuokite už mane, nes kitas kandidatas yra konservatorius ir jie, matot, kiek visokių dalykų padaro, kad paskui mes turim čia šnekėti valandom ir nieko neišspręsti. Ačiū labai. Sergejus Mažuga. Taip, aš Sergejų Mažugą ir kviečiu visą Marių apygardą palaikyti mane.
Tai yra kandidatas, kuris sieks kokybiškų įstatymų projektų Seime. Ir faktiškai turit pasirinkimą šiandienos debatai, tai irgi įrodė tarp žmogaus, kuris daug kartų sako, kad šitą dalyką neįmanoma padaryti, šitą neįmanoma, aš bandžiau neįmanoma, aš manau, kad tai yra įmanoma ir aš tikrai sieksiu tai padaryti. Taigi ačiū visiems, kurie šią diskusiją prieš antrąjį Seimo rinkimų turą pažiūrėjote iki galo, išklausėte kandidatų pozicijas, jų kažkokius tai pažadus, taigi ateikite visi rinkimus ir jūsų balsas tikrai yra lemiamas ir sprendžiamas. Taigi ačiū visiems, Vakarų Ekspreso skaitytojams, VLT portalo lankytojams. Viso geriausio.